18 uždavinys. Raskite atstumą tarp parabolių viršūnių. Šiam uždaviniui spręsti aš pasitelkiau čia tinklelį, jo nebūtinai reikia, bet bus truputį paprasčiau. Pažiūrėk, kaip užrašytos parabolių lygtys. Jos parašytos per transformacijas. Mes žinome, kad čia yra abi parabolės turėtų būti y lygu x kvadratu, tik jos yra pastumtos. Štai šita parabolė pastumta vienu langeliu į kairę ir 4 langeliais į viršų. Jos viršūnė reiškia bus taške -1 ir 4. Štai šitam taške bus šios parabolės viršūnė. Parabolės šakos eina į viršų, ir kažkaip jinai ten eina. Dabar aš tiksliai galiu nebraižyti, tik apytiksliai. Kreivoka ta mano parabolė, bet gražesnę truputėlį padarysiu. Toliau, šita parabolė, jau jos šakos eis žemyn, kadangi yra minusiukas, bet jinai irgi pastumta vienu langeliu į kairę ir 2 į apačią. Tai jos viršūnė bus -1, 2, štai šitam taške jos viršūnė. Ir parabolės šios šakos eis žemyn, kažkaip taip. Mums reikia rasti atstumą tarp viršūnių, tai yra šitos atkarpos ilgį. Tai ir nėra ką ieškoti, tiesiog langelius galime suskaičiuoti 4 + 2, 6, atstumas tarp parabolių viršūnių lygus 6. Uždavinys išspręstas.